Pakalbėsime apie skirtingas žalias profesijas ir šios lentelės tikslas yra iš tikrųjų provokuoti tokį kritinį mąstymą dėl to, kad jeigu mes uždavinėsime paviršutiniškus klausimus, mes gausim paviršutiniškus atsakymus. Jeigu mes provokuosim save ir klausim aštresnius, gilesnius klausimus, atitinkamai ir mūsų atsakymai bus kokybiškesni. Taigi šios lentelės tikslas, kaip ir minėjau, yra iš tikrųjų išprovokuoti šiek tiek, pamastyti truputėlį kitais kampais ir aš turiu tokius kaip ir tris dalykus. Tai yra poveikis aplinkai, profesija, žali įgūdžiai ir pabandysime kiekvieną profesiją iš tikrųjų pasižiūrėti per poveikio aplinkai prizmę ir kiek ten toj profesijoj tų žalių įgūdžių galėtų būti. Pirmoji profesija tai dviračių meistras. Nėra nauja profesija, mums labai gerai pažįstama, atsiradusi kartu su dviračiu labai senai. Ir jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar dviračių meistras turi kažkokius žalius įgūdžius, man labai sunku būtų kažką tai atsakyti. Tačiau jo darbas yra padaryti taip, kad pati ekologiškiausia transporto priemonė, kuri ko gero yra ekologiškesnė negu paspirtukas ar ten elektromobilis, kad šita transporto priemonė tarnautų kuo ilgiau. Taip mums nereikia pirkti naujo dviračio, mes taupome resursus ir čia ko gero ne tik tai dviračių, bet apskritai bet kokį meistrą, ar tai būtų buitinės technikos meistras ar kompiuterinės technikos meistras, mes galėtume priskirti žaliai profesijai dėl to, kad jeigu daiktas tarnauja ilgiau ir mums nereikia pirkti naujo, tai mes taupome iš tikrųjų gamtos resursus. Tačiau kažkodėl jeigu mūsų paprašytų išvardinti žalias profesijas, mes dviračių meistro greičiausiai, kad nepaminėtume. Bet jeigu mums pasakytų, ar vėjo jėgainės meistras yra žalia profesija, mes pasakytume iš karto taip, nes stereotipiškai, ar ne, mes dažnai susiejam tas žalias profesijas su atsinaujinančia energetika ir viskas, kas tenai, iš karto mums nusidažo žalia spalva ir pamirštam tokią paprastą profesiją, ar ne, kaip dviračių meistras. Toliau valytojas, kuris tiesiog dirba saulės modulių gamykloje. Ir klaustukas šitoje vietoje yra parašytas dėl to, kad ar mes turime vertinti bendrą įmonės sukuriamo produkto arba paslaugos poveikį ir įvertinti tai, kad kiekvienas darbuotojas, jisai įneša savo indėlį, kad tas produktas arba paslauga atsirastų. Tai valytojas yra vienas iš darbuotojų, taip, ir jeigu jisai dirba žalioje įmonėje, tai jisai yra kažkiek tai žalias. Tačiau ar jisai turi kažkokius tai žalius įgūdžius, greičiausiai, kad aš pasakyčiau ne. Čia tiesiog pamastymui ir mes galime nuspėti, kad tiek dviračių meistras, ar buitinės technikos meistras, ar žmogus dirbantis saulės gamybos įmonėje ir tenai tiesiog darantis kažkokius darbus, ar tai turi tą poveikį kažkokį tai, ar ne? Tiksliai pamatuoti negalim, bet galim kažkiek tai nuspėti. Dabar šiek tiek aiškiau. Pardavimų vadovas saulės modulius, ar ne, gaminančioje įmonėje, jo darbo rezultatai jau šiek tiek galim pamatuoti, dėl to, kad jeigu jisai pardavė saulės modulių už 1000 ar kelis tūkstančius kilovatų galingumo, tai mes jau galim paskaičiuoti, kad jo indėlis yra, ar ne? Nes jeigu tie saulės moduliai būtų neparduoti, tai automatiškai būtų mažiau švarios elektros. Ir pardavimo vadovo profesijoje mes jau galim rasti kažkiek nedaug žalių įgūdžių, dėl to, kad jisai turi būti įsigilinęs į produktą, kurį jisai parduoda, jisai turi žinoti techninės specifikacijas, galingumus, kaip montuojama yra, kaip visą tai veikia, kaip visą tai prižiūrėti tam, kad jisai galėtų visą tai papasakoti potencialiam klientui, kad galėtų parduoti šitą produktą. Taip.
Toliau mes turime techniką, kuris dirba šioje gamykloje ir aš esu pažymėjęs 50-50, tai čia toks labai apytikslis iš tikrųjų vertinimas, bet aš įsivaizduoju, kad maždaug yra taip, jog šitas technikas jisai turi inžinerinių įgūdžių, elektrą supranta, kaip viskas veikia, supranta, kaip dirba programinė įranga. Ir tuo pačiu yra įsigilinęs daug giliau į visą technologinę pusę ir šitos žinios jam leidžia galbūt įdiegti kažkokius tai patobulinimus, inovacijas, kurios dar labiau padidina efektyvumą ir jo darbo rezultatą iš tikrųjų irgi galima pamatuoti, jeigu jisai pasiūlo kažkokį tai technologinį sprendimą, kuris padidina visą našumą, mes iš karto turime didesnį poveikį teigiamą aplinkai. Toliau mes turime mokslininką, kuris tyrinėja visuotinį atšilimą ir, įsivaizduokime, jog prieš 30 metų jisai pradėjo savo darbus, tada tyrinėjimo metu surinkus duomenis, jisai pamatė, jog iš tikrųjų visuotinis atšilimas vyksta ir jis pateikė rekomendacijas konferencijos kažkokios tai metu, ką reikėtų daryti, kad šitas visuotinis atšilimas būtų sustabdytas. Ir jisai turi labai daug žinių, paskaičiavimų ir jeigu išvados ir rekomendacijos, kurias jisai pateikė, nebuvo įgyvendintos, tai ar mes galime sakyti, jog jisai padarė poveikį aplinkai? Dėl to aš ir pažymėjau klaustuką. Taip? Nes jeigu jisai tik pristatė savo rekomendacijas ir jos nebuvo įgyvendintos, tai kur tas poveikis aplinkai yra? Žinoma, mes galime numanyti ir nuspėti, kad galbūt kažkas vėliau visgi išgirdo, kad tai kažkiek tai gal politinių lygmenių įtakojo kažkokius tai sprendimus, bet tiksliai to pamatuoti negalim. Taip, mes galim tik tai nuspėti. Ir paskutinis variantas, jau mes iš tikrųjų turim ne profesiją, bet tarkim palyginimui mes turime žmogų, kuris gyvena sąmoningai, vartoja mažiau, turi žalius įpročius ir žalias gyvenimo būdas ir jisai turi žalias vertybės ir jo šitų įpročių žalių poveikį aplinkai mes galime pamatuoti dėl to, kad jeigu šitas žmogus padarys anglies pėdsako testą, tai jo rezultatas greičiausiai, kad bus mažesnis negu šalies vidurkis. Arba mes galime, pavyzdžiui, palyginti, jog turime mes tą techniką, ar ne, saulės panelių gamybos įmonėje, kuris atvažiuoja į darbą su džipu, su dizeliniu varikliu, kuris pietum ir vakarienį suvalgo po mėsos kepsnį ir 3 kartus per metus su šeima skrenda atostogauti. Tai šio techniko iš tikrųjų anglies pėdsakas bus 3-4 kartus didesnis negu žmogaus, kuris gyvena žaliai. Tai vėlgi yra klausimas iš tikrųjų, ar technikas, dirbdamas žalią darbą, sukuria tiek teigiamo poveikio aplinkai, kad nusvertų tą neigiamą poveikį aplinkai, kurį padaro jo gyvenimo būdas. Nes, kaip ir minėjau, jo priklausomai nuo gyvenimo būdo poveikis aplinkai pagal vertinant ir skaičiuojant anglies pėdsaką, gali būti 3-4 kartus didesnis negu žmogaus gyvenančio tiesiog žaliai ir nedirbančio jokio žalio darbo. Tai, kaip ir minėjau, tikslas buvo provokuoti ir noriu akcentuoti, kad rezultatai, kaip vertinti žalią darbą, labai stipriai keičiasi priklausomai nuo to, kokį kriterijų mes pasirenkame. Jeigu mūsų kriterijus yra poveikis aplinkai, gaunam vienus rezultatus. Dar galim žiūrėti, ar tai yra individualus poveikis, ar tarkim įmonės poveikis. Taip, kaip ir minėjau, ar valytojas dirbantis ir net žalioje įmonėje, bet neturintis žalių įgūdžių, mes jį vertinam ar nevertinam. Taip. Galime žiūrėti per profesijos prizmę ir tiesiog kažkaip tai bandyti vienas profesijas priskirti žaliom,
kitas nepriskirti, bet vėl vertinant pagal šitą kriterijų gausime kitokius rezultatus, kas tai yra žalias darbas ir galime vertinti pagal trečią kriterijų, pagal žalius įgūdžius ir skaičiuoti, kiek kokioj profesijoj tų žalių įgūdžių yra. Gausim vėl kitokius rezultatus. Galime vertinti pagal gyvenimo būdą. Taip, ir mes pamatysime, kad priklausomai nuo to, kokias vertybės ir įpročius žmogus turi, mes gauname vėl kitokius rezultatus. Taigi labai svarbu pasirinkti kriterijus teisingai, pagal kuriuos mes vertinsime, kas yra žalias darbas.